Labą dieną. Labą dieną. Sveikinu visus šį sekmadienį, dėl to, kad šiandien mes turim patį nuostabiausią ir patį maloniausią pokalbį iš malonių pokalbių. Tai yra pokalbis apie stebuklus, kuriuos mes galime daryti patys. Ir kurie jau daug kas yra įvykę gyvenime. Tiesiog aš norėčiau dabar taip visus užvesti, nes kalbėsime apie ketinimą ir apie ketinimo galią, bet iš tikrųjų tai vis dėlto vienaip ar kitaip iš mūsų kasdienio gyvenimo taško žiūrint, tai yra stebuklai. Tai va, Jolanta, tu mums apie tos stebuklus papasakok apie tai, kaip mes kiekvienas galim keisti savo realybę taip, kad jinai mums būtų maloni, patogi ir trokštama. Aš manau, kad nei vienas mes gyvenime ir negyvenam be ketinimo, ar ne? Bet be kažkokio tai tikslo, kad ir mažo tikslo, atsikėliau išsivaliau dantis, tai irgi yra maža kryptis, mažas tikslas, siekiamybė, link kurios mes einam. Tik tais iš tikrųjų mažai kas sugeba susidėlioti tuos didesnius tikslus. Kai vat Violetos mokykloje liepia tikslus susižiūrėti ir parašyti iš amžinybės, ar ne? Sunku buvo, ne? Pasakyk, Dalia. Labai sunku. Aš iš tikrųjų iki šiol jų nesusirašiau. Tu nepadarai namų darbų. Ne. Aš žinau, kad būtina daryti. Aš labai iš tikrųjų esu dėkinga. Turėjau ciklą seminarų, 7 buvo ciklai, aš 6 tik tais praėjau. Daugelavičiui Mariui. Tai vat ten pagrindinis dalykas, ką jisai dažnai liepdavo, nebeatsimenu dabar kiek kartų, bet šit ne kiekvienoj pakopoj, susirašyti tikslus. Ir liepdavo susirašyti 10 tikslų, maža to, po tikslai susirašyti, kaip tu juos pasieksi ir per kiek laiko tu juos pasieksi. Ir aš supratau, kad aš nesugebu pasirašyti tikslų. Po to eigoj labai aiškiai jis man išaiškino, ten daug mūsų buvo, kad nesugebu parašyti tikslo, todėl, kad mano tikslas yra svajonė. Nu vos neužbaigti reinkarnacijų ratą kažkokį, tai arba dar ten, kada nors ten, bet tada namų neturėjau nusipirkti namus, arba turėti vos ne gerą darbą, arba namus kur nors užsienyje tenais ir taip toliau, ir taip toliau. Tai buvo tik svajonės, bet ne tikslai. Ir labai daug tam, aš suvokiau, mes išeikvojam savo gyvybinės energijos, savo minčių, taip kalbėdami apie tai, bet to nenorėdami, tik apie tai svajodami. Tai užtat pirmiausia turbūt reikėtų atskirti norą ir ketinimą. Ketinimas, noras tai yra tik noras. Noras svajonė, kuri galbūt, sakyčiau, gali praplėsti mano erdvę, praskaidrinti man mintis kažkokias, palengvinti mano gyvenimą, ar ne, jeigu jis truputėlį sudėtingesnis ir taip toliau. Sako, noras tai ir lieka noru, noriu ir išsipučiu nuo tų norų iš tikrųjų ir nelabai kur jie ir išeina ta visa energija, o ketinimas tai yra ne pažadas. Vat noriu, tai kaip ir, arba prašau, irgi vėl, kai mes prašom, ar ne, kas tai yra? Žodis prašau arba noriu irgi nesociuosi su manim. Prašau, duok man, reiškiasi, paim, padaryk už mane ir taip, oi, kaip norėčiau ten to ir to, kad kažkas už mane padarytų. O ketinimas, tai jau yra aš ketinu, aš išreiškiu ketinimą. Ir tai yra visų pirma ne pažadas, tai neužkiša energijos, kuri teka visą laiką per mane, norėčiau tą ir tą, ir daryčiau tą ir taip toliau, ne. Aš išreiškiu ketinimą, kad būtų taip ir taip. Aš išreiškiu ketinimą eiti savo keliu. Aš išreiškiu ketinimą, pavyzdžiui, išsilaisvinti iš priklausomybės kažkokios. Susikurti, ten, nežinau, savo gyvenimą, imkim, gerų energijų, emocijų, ar ne, minčių, emocijų savo gyvenimą ir taip toliau. Ir aš atsimenu, labai aiškiai man tai sudėliojo. Ir pradžioje man buvo be galo sunkus pasirašyti ketinimą. Tai būdavo kosmosas. Aš skaitydavau kitų ketinimus, kur parašyta yra, ir aš jų nesuprasdavau, nesuvokdavau. Man čia įeidavo ir išeidavo. Nu, aš jų tiesiog nesuvokdavau. Aišku, nesuvokiam to, ko mes nesam. O tai ar teisingai aš pažiūrėjau dabar, kaip aš supratau, noras ir ketinimas, ar ne? Tai noras yra tarsi savotiška deklaracija, kad aš noriu, nes neturiu, tai vadinasi, kaip ir buvimas neturėjime, o ketinimas tai jau yra veikimas
tam tikrą kryptim. Nu, aš sakyčiau, teisingai supratai tą dalyką, nes dauguma žmonių yra įpratę norėti. Kas nenori, ir pats žodis jau ar ne, nusako, kad tu sėdi tame pačiame, aš nekiaurame maiše. Taip, o ketinimas tai jau veiksmas, nes jeigu aš ketinu, tai aš atsistoju ir einu. Juk aš nesakau, kad aš tai ketinčiau ten daryti tą ir tą. Nesakysiu, aš noriu, aš svajoju ten ir taip toliau. Aš labai svajoju atsigerti, pavyzdžiui, ar nenoriu gerti, tai aš imu ir geriu, ar ne? O ne šiaip sėdžiu ir svajoju, kad būtų neblogai. Nebent mane sustabdė pakeliui, kur tu eini, aš ketinu eiti atsigerti, ne? Ir vėl, apie tikslą, į tikslą einu, ketinimas. Ir plus jisai tai yra ne pažadas, nes kai mes duodam pažadą, tai jau yra kamštis mano energetikoje ir nesvarbu kur. Ir jeigu aš to, ką aš noriu, to, ką aš svajoju, aš nepadarau, tai yra kamštis. O ketinimas jis neįpareigoja. Aš išreiškiu ketinimą, reiškia, kad aš kviečiu į savo erdvę, nežinau, pokyčių energiją ar ne, kad man atneštų, jeigu aš ketinu, aš tą ketinimo energiją kviečiuosi į savo gyvenimą, kai jisai man suformuos, atves žmonės, situaciją, ar ne, kažkokią tai ir taip toliau, kad aš galėčiau eiti tuo keliu, kuriuo aš norėčiau eiti. Vėlgi. Ir šiaip pasakysiu, mano visas gyvenimas sudėtas yra iš ketinimų. Vat kaip mes prieš laidą irgi kalbėjom, irgi įsivažiavom, kad tai kaip norėčiau, pavyzdžiui, savo gyvenime, kad ten įvyktų tas ir tas. Ir kas tai yra, ar ne? Kada pasakytas noras, ketinimas išsipildo. Kas tai yra? Tai yra minties, jausmų ir veiksmų derinys. O tai visa kartu ir suduoda didžiulį proveržį eiti į viršų. Nes jeigu tik noriu, atsigulęs lengvai ant sofutės svajoju, ar ne, jausmo aš nejausiu. Jeigu jausmo nėra, jeigu nėra mintis, jausmas, veiksmas, labai daug ko ir neišsipildo gyvenime. O kaip jeigu yra, esu girdėjusi dar tokį pasakymą, kad būtina minties ir jausmo vienovė. Reiškia, kada protas susivienijo su širdim, tai tada, jeigu vieningai ten į vieną pusę pasiuntė, tai ten viskas ir nuėjo tada. Ar tai tiesa? Tai matyti, apie ką aš ir kalbu to dalyko. Neturi būti pasipriešinimo vidinio. Aišku, aš dar turiu labai aiškiai jausti, ar tai yra mano. Tada jau prasideda ženklai. Jeigu tai yra mano, tai jinai ir ateina. Vieni dalykai ateina lengviau, greičiau, kiti dalykai ateina sunkiau, ar ne, ilgiau jie eina. Ir vėlgi, kiek aš tuo tikiu, nuimkim, kas liečia gausą mano gyvenimą ir taip toliau, kiek aš sau leisiu turėti, kiek aš tikiu, kad aš tai turėsiu, ten darydama veiksmus ir taip toliau. Bet vėlgi man labai patiko vienos jaunos tokios mergaitės pasidalinimas, iš Rusija influencer žiūrėjau, kuris sako, ir tu žiūrėjai irgi tą pačią, ar ne? Begalinis įspūdis, jo. Tai, kad tik 2 atvejais gali neįvykti tai, ko tu nori. Tai pirmas dalykas, jeigu tu nustoji norėti ir eiti tą kryptimį, antras dalykas, jeigu tu miršti. Tai daugumą matyti iš mūsų šitam gyvenime to ketinimo jį nepalaiko. Užsimano, ketinu kokį mėnesį laiko tai, ką aš susigalvoju ir viskas. Ir numetėm tą dalyką. Ir aišku, jis neturi įsibėgėjimo energijos, kad galėtų visą tai, kaip sakant, įvykdyti. Aš prisimenu, iš mūsų mokyklos laikų mes turėdom tokius atminimo sąsiuvinius. Ir aš labai dažnai rašydavau vieną tokį atminimą. Jisai skambėjo taip: niekada nesakyk negaliu, nes šis žodis baisus prieš žmoniją, kas jį kartos, nežengs pirmin niekados, tik klaidžios laimėtų keliu ir kartos negaliu. Ir dabar galvoju, kad tai yra, iš tikrųjų, tokie šventai teisingi žodžiai, kuriuos rašai ten būdamas 10 metų, bet jie yra šventai teisingi. Jeigu žmogus pabando ir pasako negaliu, tai yra, kaip koks, nežinau, svarmuo padėtas ir nebepakelsi ten to dangtelio. Vis tik aš vėl grįšiu prie to pačio. Aš visada kartoju ir kartosiu, nes tai yra mano kelias, kurį aš nuėjau, už ką aš irgi dėkinga esu tam savo 7 dalių seminarui, ką mane mokė suvaldyti mintis, pažinti jausmus ir daryti veiksmą vėlgi. Ir tai yra svarbu, kad be šitų mūsų norai nelabai važiuos, dėl to, kad aš nebūsiu disciplinuotas savo mintise,
sąmoningas savo širdyje, savo jausmuose, savo santykyje į pasaulį, ne, ir taip toliau, ir taip toliau. O tam, kad aš susidisciplinuočiau pas save, išsivalyčiau savo mintis, pastebėčiau jas, mintis, jausmus, tam aš turiu dirbti, veiksmas. Tai savaime į tai darydama aš sujungiu visus savo 3 kūnus, ar ne? Ir jeigu jau jie yra sujungti, tada ir tas ketinimas mano liejasi lengviau daug. Aš netgi galiu pasidalinti iš savo gyvenimo, kaip tada dar prieš 10 metų, daugiau prieš 14-15 metų tas filmas ėjo Secret. Ten buvo rusų kalba, reiškia, mes pasižiūrėjom, nemačiau tą filmą. Nu, labai įdomus filmas, Bet labai daug skaičiau. Įrodyta yra, reiškia, kaip veikia ta ketinimo galia. Ir ten rodė vienas žmogus, milijonierius, kaip jisai pasidarė lentą tokią. Ir ant tos lentos, reiškia, ką norėjo pasiekti, tą ir klijavosi jisai. Nu ir man labai suimponavo šitas dalykas. Aš kokį mėnesį laiko ieškojau paveiksliukų, ką aš noriu. Nu, aišku, tada sunkiai ėjus į materiją, tai aš praktiškai į materiją viską jungiau. Aš labai norėjau namo, pavyzdžiui, bet kad už namo būtų ten dideli medžiai. Aš labai ir žinojau, kad už tų medžių yra ten koks nors vandens telkinys. Labai norėjau mašiną įsidėjau raudoną. Labai norėjau darbą turėti tokį, su kuriuo keliauti galėčiau, bet ne tik čia nuo aktorė mes keliaujam čia, bet į užsienį aš tada mažai keliavau, tai užsidėjau, reiškia, kelionių tipo su darbu, kad būtų draugai, draugų nedaug. Ir dar labai norėjau mergaitės, tada mergaitės neturėjau ir užsidėjau mergaitę. Tai buvo mano tokia lenta. Ir po daug metų, kai mes jau nusipirkom namo dalį mieste, reiškia, kada gimė man mergaitė, mes stebėjomės, ant kiek viskas pildėsi. Taip pat aš pakeliavau truputėlį su monospektakliu save, po festivalius, po užsienį pakeliavau. Dabar jau yra susikūrė kelionių grupė mūsų 4, kur mes irgi keliaujam su kelionėmis. Tik vienas dalykas man iš viso to neišsipildė, tai neišsipildė, ten aš norėjau filmuotis istorinėme filme pagrindinį vaidmenį. Ten aš ant tokios moters iš filmo kadro iškirpau savo veidą, užklijau savo veidą. Vienintelis dalykas, bet aš jam ir neskyriau dėmesio, aš nuėjau truputį dvasiniu kitų keliu, o visa tai pas mane išsipildė. Ir tai truko, aš sakysiu, kokius 5 metus. Ta lenta būdavo pas mane padėta, maža to, dar buvo litais, buvo 20 litų kupiūra. Ant tų 20 litų kupiūros aš aukojau tada šitą kupiūrą, bet tos 20 litų buvo tada daug, bet vardant šito reikalo aš ją aukojau, paišiau ten 3 nulius dar, reiškia 20 000 litų ir aš labai norėjau į mėnesį uždirbti 20 000 litų, bet čia toks kosmosas atrodo, kad ne mūsų nosį jau tie visi dalykai, kaip ir šitas, reiškia, namo dalis, kuriame mes dabar gyvenam šalia centro, kad yra ne mūsų nosiai. Ir viskas puikiai išsipildė. Dabar mes, jeigu litais verčiant, aš litais sakau, nesigiriu, tai praktiškai susideda ta suma. Jeigu ne mano vienos, tai su vyru kartu, čia lengvai. Maža to, vėlgi, kur vaikščiodavom pro šalį, tuose namuose, kur dabar gyvenu, čia tas rajonas, aš galvodavau, čia tik turčiams, nes pračeidavom šunį, vesdavom į parką, šalia parko, dideli medžiai, už parko jūrą, iš karto aš galvodavau, ne, čia tik turčiams. Ir aš matydavau, kad tą namą parduoda, bet kaina buvo didžiulė. Ir aš supratau, kad mes niekada to namo neįkelsim, neįkasim. Ir kai mes pardavėm savo butą, aš staiga matau, man išmetė, nes aš nebūčiau ieškojus tą butą, bet man išmetė jo reklamą, kad ten visų 100 000 mažiau kainuoja, man buvo šokas. Ir viskas, ir mes jį įsigijom. Kaip gyvenimas, kai tu laikaisi scenarijaus, imkim ar ne, scenarijų, kuriuo aš, niekas daugiau to scenarijaus nekuria, aš kuriu, bet aš pasitikiu šitoj situacijai, juo kūrėjų, visų subtilių pasaulių, nes žinau, kad mano protas gali mane belekur nuvesti, ar ne, aš galbūt nelabai juo pasitikiu, tai čia įjungiu iš karto, tai, kad pas mane jau buvo pradirta, aš įjungiu savo širdį, protas ir širdis, tik tais, ne protas man diktuoja, mano širdis diktuoja, jausmas diktuoja. Todėl, kad kai mes ėmėm paskolą, mums 2 bankai nedavė. Ir tai buvo panika nereali. O čia jau buvom įdėję savo parduoto buto pinigus apie 20 000. Tai čia buvo visa drebulys ėmė. Bet nueini į širdį ir tu jauti, kad ne, viskas bus gerai. Ir akurat. Ir viskas susiklosto gerai. Maža to, tai ten iš vis išsisprendė mums stebuklingai. Bet tai aš tavęs klausausi
Ir vienas dalykas yra labai aiškus, kadangi aš irgi turėjau savo gyvenime tokių patirčių, kaip tu, pavyzdžiui, viena iš jų buvo tokia juokinga, kad aš paskaičiau Merfio Pasąmonės galia ir panorėjau būti ant žurnalo viršelio. Garbės žodis, tiesiog panorėjau, nežinau kodėl, na, eksperimento vardan, o gal aš tikrai to norėjau, dabar jau negaliu pasakyti, nes tai buvo seniai. Bet įdomumas yra tame, kad aš ant jo atsiradau ir atsiradau labai greitai, po kelių mėnesių. Aš gavau vesti laidą ir buvo fotosesija ir mano nuotrauka buvo ant TV antenos viršelio ir vienu žodžiu, labai konkrečiai, aiškiai, tiksliai tai, ko pageidavote, tas buvo ant prekystelio, tą gavote. Viskas vienu žodžiu. Ten neprašėte ten toliau, neprašėte karjeros, gavote nuotrauką ant viršelio ir truputėlį televizijos. Ir labanakt. Ačiū už tai, ačiū. Bet man yra įdomu, kaip, reiškia, bet kodėl, aš pačioj pradžioj pasakiau, burtų lazdelė, čia pildymai, išsipildymai. Na, taigi reikia dabar kažkaip tai šiek tiek sustruktūruoti ir pasakyti, tai kaipgi ketinti, kaip formuluoti tą ketinimą ir kaip apie jį pranešti visatai, kaip jį išjausti. Receptų mums prašome, kad tie norai realūs ir tikri, ir dideli tikrai ateitų į mūsų kasdienybę čia ir dabar, ne kitam gyvenime. Nu, tai nieko tokio, aš manau, kad kiekvienas mes turim savo kažkokį būdą, ar ne? Vėlgi, pilnas internetas visų tų būdų, ypatingai tenka yra jaunatis ten ir taip toliau. Svarbiausia šioj vietoj išjausti, ką man to reikia. Tai yra pagrindinis dalykas. Jeigu gal tau to nereikia, gal tai yra tik mano tuštybė, pavyzdžiui, gal tai yra tik mano kažkoks tai lėkštas noras, kas mane veda to link, ar mano ego, puikybė, ar siela. Kaip aš norėjau būtent namo dalies, kad ten būtų galima dar įsirengti, dar papildomą namuką, kad būtų namas ir namukas. Šiuo atveju ten, kur mes gyvenam, tai yra dar garažas ant garažėlio, ten yra patalpa įrengta, ar ne, ten gyveno mano mama, bet aš ten dirbu. Ir aš sakiau vyrui, kad man reikia patalpos, kur aš galėsiu dirbti, nors aš dar tada net nekvėpėjau, man, kad aš dirbsiu seansai su žmonėmis ten ir taip toliau. Bet aš kažkur viduj jaučiau, kad man to dalyko reikės. Ir mes 5 metus negavom to namuko, bet tos 5 metus aš ir nedirbau. Aš dar tik ėjau tuo keliu, dar tik tai skleidėsi mano gabumai, ėjau mano patirtis, kažkokią rinkau patirtį ir taip toliau. Ir tik tada, kada aš čia apsigyvenau, po 3-4 metų, pas mane situacija susidėliojo taip, kad pas mane klientai pradėjo eiti. Ir vėlgi, tai buvo mano išjautimas, kad aš tai turėsiu, kad man tai reikės, nes tai mane į kažkur tai veda. Vėlgi norėjau, kad būtų darbo kambarys ir tik tais mano, nors man reikia to darbo kambario nei ką. Aš į teatrą nueinam, tekstą pasimokinti lovui gulėdama galiu, bet dabar man tų jau darbo kambario reikia, nes yra įrašai, yra meditacijos, yra seminarai, kur aš turiu ar nesėdėti. Nes iki tol 2 metai aš tik turiu šitą kambarį savo. Todėl, kad iki tol vaikai buvo. Vaikai auga, vienas išėjo, kambarys atsilaisvino, bet viskas ėjo tada, kada reikia. Ir vėlgi sakau, mes nepaskubinsim šitų įvykių ar ne savo gyvenime, tų išsipildymo mūsų norų, jeigu tam nebus laikas. Tai vėlgi grįžtu atgal prie širdies, kas labiau negu mano širdis žino, ko man reikia. Aš anksčiau labai norėdavau daug pinigų, atrodo, pinigai išspręs visas problemas. Nebuvo to dalyko. Todėl, kad kitu atveju, kitam žmogui turi, tie pinigai, jeigu jis gautų labai daug, sustotų jo vystymas, sustotų jo ėjimas, ar ne? Dėl to, kad kartais užsidirbti pinigų, aš labai daug ką sugalvoju, labai daug ką atrandu savo gyvenime, praktikuoju vėlgi ir taip toliau. Tai yra paskatinamoji. Bet tą aš turiu išjausti dalyką. Šito dalyko nieks man nepasakys. Daug pas mane ateina klientų ir mes žiūrim jų finansinę tėkmę. Vėlgi, dažniausiai finansinė tėkmė sutvarkom, bet žmogus vis tiek nieko nepadaro toliau. O todėl, kad jis tam nepasiruošęs, jo sąmonė tam nepasiruošęs, jam laikas tas nėra atėjęs, ar ne? Tai yra vienas dalykas. Arba antras dalykas, kad žmogus neįdeda tiek pastangų, kiek reikia. Arba jeigu atėjo pas mane, aš duodu jam kažkokius tai žinias,
šitas praktikas vėlgi, ar ne, sugrupuoju, ką reikia daryti, bet ar žmogus daro. Nes aš galiu duoti labai paprastas, kaip pasiekti savo tikslo. Labai paprastą dalyką, pavyzdžiui, aš pradžioj galiu duoti tik tais darbą su mentaliniu kūnu arba darbą su emociniu kūnu, vėlgi, bet tai veda į tikslą. Ir esmė ne pats galbūt darbas, kas irgi duoda be galo daug naudos, o darymas to, kad aš tikiu, jeigu aš noriu kažką pasiekti, kad tai man gali padėti, aš tikiu. Netgi toks paprasčiausias dalykas, kaip susitvarkyti spintą, tai yra grandiozinis šitas projektas, ar ne? Kiekviena moteris žino tą dalyką, bet kartais pasistatau ketinimą susitvarkyti spintą per mėnesį. Ar aš sutvarkau? Jeigu aš per mėnesį tos spintos nesutvarkiau, reiškia, iš karto manyje yra blokas pasistatęs. Viskas. Taip, kad duoti kažkokią tai punktus, kaip tai padaryti, galim. Tik naudos kaip iš to bus, ar ne? Aš manau, kad mes visi iš visur prisiklausę, ką galime naudoti, bet ką. Šiuo atveju tai, ką aš savo gyvenime jau materializavau, tai buvo ėjimas dvasiniu keliu, tai to aš labai norėjau, bet čia aš norėjau išsilaisvinti iš savo negatyvo. Ir aš eidavau, kur kokią praktiką matau, aš labai daug pinigų dėjau į tą dalyką, nes man tai buvo įdomu, man tai buvo labai svarbu. Dabar rezultate turiu tai, ką turiu, ar ne? Seminarai, mokymai, praktikos, seansai ir taip toliau. Tai man išėjo kaip ir, bet tai mane vedė keliu. Paskui aš pasidariau, kaip sakiau, tą lentą. Ir tą lentą pasistačiau taip, kad matyčiau. Bet darant apie tai, ieškant ten paveiksliukų kažkokių, ar ne, galima pačiam nusipiešti jokio skirtumo, aš įdedu į tai savo energijos vėlgi. Prieš tai aš susikaupdavau labai, aš išgyvendavau minties ir jausmo tą tėkmę savyje. Aš sujungdavau tuos dalykus. Ir tai gaunasi irgi vos ne tas pats kaip meditacija. Ir tai, ką aš įdedu realiai į tą savo įdėjau į tą savo pasidarytą lentą, tai aš dar įdėjau į energiją. Ir tada, kai aš ją pasidariau ir eidavau pro ją, aš visą laiką jausdavau tą pačią energiją. Ir jinai visą laiką kartodavosi. Ir tas nenustojantis tikėjimas, kad jeigu tai man bus lemta, tai įvyks. Dar viena būna kliūtis, ar ne, tada, kada žmonės nori labai stipriai, jie tiesiog taip stengiasi, kad nebelieka galimybės tai tėkmei tekėti. Aš niekaip nesuprasdavau, kai sakydavo, tu susigalvok norą, padaryk jį viską dėl jo, ką reikia ir paleisk. Kaip paleist? Kaip paleist, kai man norisi, kai man nėra pinigų, man tų pinigų reikia. Kaip paleisti, ten neperka mano buto, man jį reikia parduoti. Negali tu to paleisti, aš neįsivaizduodavau, ką tai reiškia. Ir tai iš tikrųjų nepadarysi. Tai yra, man asmeniškai, kai aš pajaučiau, ar ne, tai yra tolygų meditacijai, tas paleidimas. Kiekvieną kartą reikia atsitraukti, o atsitraukimas yra savo viduj. Ir aš pradėjau su dievuliu tiesiog šnekėti, kad gerai dievuliu, o dabar paleidžiu, aš prakvepuoju. Ir aš įsivaizduoju, kad tai, ko aš labai noriu, nes užsiveda tas noriu reikia. Ai, nepavyko, dzen viską, nubiraukiu ir kibienį fėnį, man nebepatinka, nes man neveikia ir iš vis tavęs nėra, ir nieks čia nevyksta, ir viskas blogai, jis su visais subtiliu pasauliu susipykęs, aš nieko nebetikiu. Ar ne? Ir tai ugdo plius ir mane to pačiu, mano nekantrumą, pavyzdžiui, aš turėjau problemų su nekantrumu, mano nepasitenkinimą, nusivylimą visų pasaulių, man ir gyvent būdavo nuobodu ir taip toliau, kad diena greičiau praeitų ir ten daug ko. Ir visa tai mane gydė. Dėl to, kad aš turiu ketinimą, bet Dievas irgi turi ketinimą mano atžvilgiu. Tai, kas vyksta mano gyvenime, aš susikūriau čia ateidama. Aš susikūriau prieš čia ateidama, kad aš norėsiu, sieksiu kažkokių tikslų, tuos tikslus statysiuosi. Ir šiuo atveju yra dvigubas toks žaidimas, ar ne? Tai yra tai, ką aš dabar čia darau, iš savo sąmonės lygmens, va čia būdama kaip žmogus, ir mano aukščiausioji sąmonė, kuri padėjo man suorganizuoti visą tai, ką aš darysiu čia žemėje. Aš eidama iš to dalykų gerinu galbūt savo materiją, ar ne, atrandu sąmoningumą savo, o iš aukštesniosios sąmonės pozicijų aš tobulėju, aš laisvinuosi, aš atlaisvinu savo žinias ir gabumus, vėlgi,
vienas nuo kito yra neatsiejamas dalykas, be galo. Subtilusis pasaulis ir fizinis planas eina išvien. Mintys, jausmai, vizualizacijos, viskas išvien eina šitame. Tik sakau žmonėms, visų pirma reikia užsivesti sąsiuvinį, nes sąsiuvinis rašymas ar ne dalyke, tai yra veiksmas 100%. 100%. Tada laiko duoti šitam dalykui ir kiekvieną kartą prie jo padirbėti. Atsibudai ryte, kai sakant, krūtink šikną. Ką veikiam atsibudę ryte iš karto? Už telefoną čiumpam. Arba galvojame apie darbus visokiausius. Arba strikti iš lovos, bėk jau ten reikalus kažkokius tvarkyti. Ne, tai yra laikas man. Aš padėkoju pasauliui, padėkoju kūrėjui, motinai žemei, savo sielai, savo dvasiai, aš su visais pasisveikinu. Ir tada aš žinau, kad aš esu sveika, nes tai yra dabartinis laikas. Aš esu sveika, mano dešinys kelienas neskauda, jeigu man skauda, man nugaros apačios neskauda. Aš esu gausoj, esu turtinga, šalia manęs yra nuostabūs žmonės ir aš tai tiesiog maldą galiu pasakyti, nežinau, tėve mano mylimas, tėve, su džiaugsmu šią dieną pasitinku ir taip toliau. Viskas, aš savo sąmonę nustačiau į aukštas vibracijas. Aš pradedu gyvenimą savo rytą nuo aukštų vibracijų. Ir jeigu jūs tai darysit dažnai, pajausit, vėlgi, nebūna, kad nieko nebūna. Nebūna, kad nieko nebūna. Man nebūna, kad nieko nebūna. Dar kol mano šokinėjo mintis, emocijos, dar tada aš prabanguodavau, ten nukrisdavau, ten nuotaika kokia ar ne, irzli darydavausi, aš labai ilgai tvarkiausi su pykčiu ir agresija, kol susitvarkiau. Patikėkit, bet aš tvarkiausi, aš 3,5 metų taip intensyviai dirbau, kad aš tiesiog pavargdavau ir maldomis, ir praktikomis, ir tai tik mano galvoj buvo 3,5 metų, iki tol dar buvo kelio daug ėjimų, kol aš suvokiau, kas man iš tikrųjų trukdo, kol aš įvardinau. Ir jo nebeliko. Mano pykčio ir agresijos visiškai neliko. Jeigu nors kažkokia agresija pasijaučia erdvėje, jeigu aš su kuo nors norėčiau, pavyzdžiui, susižodžiauti, man iškart kerta. Aš netenku energijos ir aš galiu čiut nueiti iki lovos. Viskas. Aš guliu. Taip kad tai, ką aš pasiekiau per savo ketinimus, ir viskas yra per ketinimus, viskas gyvenime užsifiksuoja ir veikia. Jau nukrypau nuo temos, neleis man tiek ilgai kalbėti. Ne, kodėl nenukrypamės nuo temos, viskas tvarkoja. Reikia mokytis iš pavyzdžių, o tu pasakoji savo pavyzdžius ir mes tikrai, kiekvienas, aš esu tikra, kad kiekvienas, kas mūsų klausosi, turi tų pavyzdžių, kaip pavyzdžiui, tiesiog tu važiuoji, nežinau, apie smulkmenas kalbant, važiuoji ir tau reikia, kad šviesoforai būtų žali. O taip, viskas. Įsėdi į mašiną ir sakai, aš jeigu dabar bus žali šviesoforai, nes aš kitaip pavėluosiu, jie bus žali. Ir tu važiuoji per visą miesto koridorium, tau nieko neužsidega. Arba tu irgi ten važiuoji į parduotuvę, žinai, kad reikės sunkiai nešti, bent jau aš tai šitą 100% taikau. Mano vieta prie durų. Kur mano vieta prie durų ir aš važiuoju, kur mano vieta ir mano vieta visada yra prie durų. Visada. Taip, mano vyras visą laiką stebisi, kad sako, važiuok ten, gal pasistatykim ten, kur nors gale nueis ir sakau, mums vieta visada yra, kaip tu nesupranti, kur mašina išvažiuoja ir mes įvažiuojam. Dabar jie tiesiog išvažiuoja tau prieš nosį, užleidžia ir tu sustoji. Tai čia, taip sakant, treniruokitės ant rusų filmų, sakė, treniruotis na koškach, tai čia reikia treniruotis ant smulkmenų, kad smulkmenose sugalvoji savo, kad bus taip ir ne kitaip. Ir taip būna. Ir tuoj pat girdžiu sakant, bet tai kas būna, kad jeigu netiki, kad tikėjimas, pasitikėjimas, jis dar nėra tenais išvystytas ar ne, pradirbtas, tai čia ir yra treniravimas. Aš norėjau pasakyti, čia yra darbas su ketinimu, yra tikėjimo treniruoklių salė. Treniruoja tikėjimo raumenis. Taip. Svarbiausia reiškiasi, vėlgi, pakartojam, kas yra svarbiausia, duoti savo laiko. Metus, 2, 3, 10, jeigu reikės, jokio skirtumo, bet nepamesti šito tikslo, kurio aš noriu. O aš pasieksiu. Kitas dalykas, kada pasistatau tikslą, krūtinti šikną. Reikia veikti, reikia dirbti, reikia daryti, reikia visą laiką prisiminti ir pasižiūrėti, o ką aš dėl to padariau šiandien, dėl to savo tikslo, kurį esu pasistatęs, ką aš dėl jo padariau.
Nesvarbu, ar tai malda, ar tai veiksmas, ar tai užsirašymas kažkoks, ar internete panaršymas, ar nuėjimas, jeigu ten ar ne, koks nors, nežinau, pirkinys, pasižiūrėti, vis rinktis, kaip kad aš jau galėčiau savo tai leisti, jeigu tų pinigų nėra ir taip toliau, ar ne? Arba jeigu žmogaus noriu savo gyvenime, vėlgi aš išjaučiu savo mintimis, ne koks jis turi būti tas žmogus, todėl kad jau neteisingas požiūris į savo svajonę, į savo norą, į savo ketinimą šalia turėti žmogų tokį, kokį aš noriu. Ne koks jis turi būti, kokiu aš noriu jaustis šalia juo, kokia aš kaip moteris šalia šito vyro, kurio galbūt reikia mano gyvenime, arba aš jaučiu, kad jis turi ateiti, ar ne, noro turiu, kad jis būtų šalia manęs. Tai kaip svarbu yra vėlgi žiūrėti, kad tai mano būtų. Dar reikia persižiūrėti, jeigu koks nors noras, ketinimas nepavyksta, ar tai nesikerta su šalia gyvenančiais, vėlgi, ar ne, tai yra jau karminiai mūsų ryšiai, imkim tas pirmas karmos ratas, su kuriuo aš gyvenu, ko aš noriu, kad tai būtų iš abiejų pusių, būtinai, kad tai, ko reikia mano šeimai, tai būtų suderinta su to kitu žmogumi, nes gal jo norai ir ketinimai yra kitokie. Tai va čia jau viskas, jau sunkiau, jeigu ne aš viena už tai esu atsakinga, čia jau susikerta kažkas tai. Tai šios pusės, ką aš galiu pasakyti, koks yra mano takelis, dar yra to kito žmogaus takelis ir taip toliau. Tai va reikia pasižiūrėti, kiek tai yra mano intencija ir mano noras ir mano galimybės, kiek tai yra to, kas yra šalia, ar ne? Darbai irgi žmonės, ar ne? Atrasti savo savirealizaciją, ten mėgstamą darbą ir taip toliau. Taip, aš dirbau teatre, bet aš supratau, kad aš nesu galbūt, taip sakyčiau, kaip čia dabar įvardinti, kad nes aš taip negalvoju, kad aš ten kokia bloga aktorė ir taip toliau, ar ne? Tiesiog vienu momentu aš supratau, kad ten niekada nebūsi pakankamai gabus, geras, talentingas ir taip toliau. Profesija tokia, kad vis dėlto labiau kritika veikia ir pagal seną eina taip, kad kritikuojami žmonės, jie daugiau padaro, aš ne iš tų. Aš su kritika man yra sudėtinga, nes aš pati esu be galo kritiška savo. Labiau manęs nieks nepakritikuos, negu aš pati savęs. Tai jeigu dar erdvė visas pasaulis mane kritikuoja, aš girdžiu tiesą, todėl kad man skauda, su to aš susitvarkyti galiu. Bet yra kažkur, kur aš, pavyzdžiui, jaučiu, lygioj vietoje, ir ne, tai yra netiesa. Ir atėjus laikui, aš supratau, kad neaugu aš teatre. Aš kaip tik save labai stipriai smugdau ir nepasitikėjimu, ir negabi, ir negraži tada daraisi visokia kokia. Ir aš žinojau, kad yra kažkur sfera, kur manęs nieks nepralenktų. Bet tokio individualumo kaip aš, tokio kažkokio savito nieks neturi, tik aš viena. Šventai tikėjau. Kaip ir teatre, aš supratau, kad nėra konkurencijos. Konkurencija gali būti tik tada, jeigu tu nežinau, labai lygiuosiesi su kitu, norėsi, ko nori kitas ir taip toliau. O tai, kas man skirta, kaip ir grybai miške, jeigu bus man skirta, aš visus susirinksiu nuėjus, nieks nebus nupjovęs mano grybo iš tos serijos. Tai čia lygiai tas pats su konkurencija. Ir atėjo laikas, ir aš investavau, ir aš galvau, kas man labiausiai patinka. Ir aš atsimenu, Anykščiuose pas Svetlaną, ir tėvo konsteliacijas važiuodavau. Ir visą laiką klausdavau, o ką tu norėtum? Kas būtų tavo? Kas tau patinka labiausiai? Ir aš tada pirmą kartą išgirdau save sakant, man patinka dirbti su savim. Ir aš taip susivyliau, aš supratau, kur aš dėsiu, kas man už tai mokės pinigus. Dirbti su savim, kam jis tai reikalingas dalykas? Aš tada atsimenu, be galo nusivyliau. Bet aš nusprendžiau, man tai patinka. Negausiu aš iš to pinigų, negausiu. Tai yra mano pats fainiausias dalykas. Krapštyti savyje, atradinėti kažką. O po kurio laiko, po kokių metų, nebuvo dar praėję metai. Man atrodo, gal netgi greitai labai aš taiga pastebėjau, kad tai, ką aš išsikrapštu, aš duodu žmonėm. Mes normaliai su draugė pasišnekam iki išnaktų, o paskui ten sproginėja makaulė iš tų suvokimų visų ir tu parvažiuoji tiesiog lapas atrodo. Ir aš pradėjau suvokti, kad tai, reiškia, duoda kažkokios naudos tame. Ir dabar ką aš darau? Aš knebinėjusi savyje. Ką aš išsiknebinėjau savyje, tą paskui srautas žmonių ateina. Aš jiems pateikiu pagal savo pavyzdį. Tai pasirodo, kad mano buvo teisingas požiūris, kad aš noriu darbo tokio, kad galėčiau tame ir tobulėti, ir nesustojant, reiškia, save lavinti,
ir žmonėm padėti, ir dar iš to uždirbti, ir laiką savo gauti. Aš labai daug kriterijų turėjau darbo asmeniniam, ar ne, savirealizacija ir taip toliau. Bet aš niekada nebūčiau patikėjus, kad aš tai galiu dirbti. Dauguma žmonių, manau, iš tam tikros sąmonės lygmens negali patikėti, kad jo erdvėje jau yra tai, nes jo savivertė yra maža, ar ne? Tai jeigu aš išreiškiu ketinimą atrasti save, savo darbą, kažkokį, veiklą imkim gyvenime, ar ne, ir jo sąmonė nėra pasiruošusi, ir vėlgi sakau, laiko tam reikia daugiau. Reiškia, iki to laiko mano aukščiausioji sąmonė mane turi vesti. Tame aš gaunu pamokų, visokių patirčių ir taip toliau, kol ateinu iki to taško, kada galiu, iš to dirbu. Nes man kažkada pasakė, tai ir dirb, tai jau ką dirbti, aš matau, ką dirbti, kaip dirbti, Niekas man neatneš šito dalyko. Taip. Žiūrėk, o tada aš norėčiau dabar tiesiog išklausęs visą tą srautą paklausti, ar aš teisingai suprantu, reiškia, jeigu tu sugalvoji ketinimą ir tu randi savyje tą jausmą, kuris galėtų būti vedantis jausmas, tai tau visiškai nėra būtina sugalvoti būdus ir kelius, kaip tai vyks, nes tau užtenka tik tai to tavo ketinimo ir tavo jausmo ir tavo noro, o paskui jau visata ir kūrėjas jau tą tavo kelią suplanuoja ir nakvynės ir transporto priemonės. Tame irgi yra tiesa. Tik tai svarbiausia šitoj vietoj pagauti laiku ateinančią mintį. Ką reikėtų daryti, nes žiūrėkit, kiek mes tų minčių atmušam, kaip kokias su raketė ar ne, kokį kamaliuko, ping pong, ne, čia nesąmonė. Ir kiek mes daug ko nepadarom. Tai vat labai svarbu, mums visada yra paduodamos mintis, mums visada yra paduodamos idėjos iš aukščiau, ką aš noriu daryti. Tai kitą kartą žmogus norėtų nuo čia iš karto atsidurti va čia, ar ne, tame rezultate. O kad iki to taško daryti, mums dievulis sako, davai tą padaryti, davai dabar tam paskambink, nueik dabar pasivaikščiok, ir tu staiga vaikščiodamas tau mintis ateina. Arba staiga su kažko susitikęs, tu klausaisi, žiūri kitam į burną, o ten jau supranti, ką tu turi daryti. Kito energija prisiliesdama prie mūsų ir mudvi kalbam ir kažkam galbūt prisilies mūsų energija ir jinai išsprogdins vidų, jam padės, kad ir vienam žmogui padės nueiti iki to tikslo arba užkurti jo varikliuką, kuris padės jam rytais kiekvieną dieną eiti, žiūrėti, staiga tikėti savimi, energijos atsiras ir taip toliau. Tai va čia svarbiausia yra pagauti tą pradinę mintį. Eiti, daryti, susitikti, skambinti, rašyti, jeigu reikia, nesvarbu. Ir vėl apie ką mes kalbam? Apie veiksmą. Judink šikną. Judink šikną. Aš apie rašymą dar. Tu pakalbėjai apie tai, kad rytą, kaip pradėti rytą. Aš galiu pasidalinti, ką aš darydavau vakarais, kada man atrodė, kad mano gyvenime absoliučiai niekas nevyksta. Na tiesiog, visiškai niekas nevyksta. Ir tada aš vėlgi, aš gavau dovanų knygelę Padėkos dienoraštis. Jinai vadinosi. Maži tokie lapiukai. Ir aš pradėjau kiekvieną vakarą į tą padėkos dienoraštį stropiai padėkoti už tai, kas man tą dieną įvyko gero. Ir iš tikrųjų praktiškai neišeinant iš namų gana sunku sugalvoti, vakare atsisėdi ir galvoji, kasgi man nutiko gero. Bet kada nuo ryto tu save po žingsniuką preparuoji tą dieną, ten jau tą mačiau, tas buvo gražu, tas gražiai skambėjo, čia man buvo linksma, čia buvo skanu. Prasidėjo nuo to, paskui aš staiga supratau, kad aš ir savo galiu padėkoti, nes aš padariau tą, pagalvojau, pakeičiau. Ir po ilgo rašymo, tai tam tikrų laikų tapo tokiu savotišku tiesiog vidinės higienos įpročiu, bet poveikis buvo fantastiškas ir didžiulis. Ir aš pradėjau tiesiog dieną jau fiksuoti savo mintis, savo veiksmus, aplinkos poveikį, tam, kad vakare turėčiau ką parašyti primityviai. Kad vakare man būtų greičiau ką parašyti, nes paskui, kol ištrauki šitas atminties. Bet tas pastabumas, jisai ugdėsi. Ir aš pristatyčiau kaip fantastišką praktiką. Taip. Čia ne dviračio išradimas, daug seniai tai žinoma, bet tiesiog jį veikia.
Tai apie ką mes kalbam? Mes kalbam apie tos pačius dalykus. Visi kalba apie tos pačius dalykus. Iš kitos pusės, su kita energija, ar ne? Kaip priminimą kažkokį, kaip tai pagalba užsivesti tame. Čia tu papasakoji lygiai tą patį, kaip kažkada man viena moteris sakė, irgi mes čia rinkdavomės tokią grupelę pas mane, kurį laiką sako, padėk mums tenais kažkokius mokymus duok ir taip toliau. Ir aš atsimenu, vieną kartą daviau, sakau, dabar stebėkit per dieną, kas vyksta ir anuliuokit, transformuokit tas mintis, kurios ten. Ne, sakau, vakarais atsigulkit ir vakarais yra tokia praktika, nuo dabar į rytą išsivalyti, reiškia, šitą dieną, kaip yra. Ir viena moteris sako, Dieve, Jolanta. Aš tai sako, dar net, aš sako, iš kiemo niekur nebuvau išėjus iš namų, sako, susivėlusi, gerdama kavą, sako, žiūriu per langą, kaip moteris apsimuturiavusi, su sulūžusiu šitą šiupę, tokią, kiemą. Jo, sako, ir sako, pas mane buvo tiek minčių, kodėl jinai, kodėl ne vyras, o kokia stora šikna, o kodėl jinai su paltu, taigi nepatogu, ir taip toliau, sako, ką daryti, sako, aš vakarė atsigulu, sako, aš neturiu tiek laiko, sako, aš užmiegu, ant kiek daug darbo išsivalyti tą dieną yra. Labai gerai, sakau. Tada dienos eigoj pamatau, stora šikna, oi, anuliuoju, transformuoju. O ta vyras negalien, oi, anuliuoju, transformuoju. Viskas. Aš dienos eigoj, ką tai reiškia? Aš pradedu dirbti. Savo ketinimų, savo vidinių norų, aš valau save tam, kad vakare man būtų mažiau darbo. Ta dieną aš neprikuriu karmos. Viskas, aš nenusinešu ją į sekančią dieną. Tos dienos karmos yra mažiau, nes kitą dieną aš turėsiu atidirbinėti karmą, kurią aš per gyvenimų turiu ir ne, ir dar kur per kiekvieną dieną susikuriu. Ir taip mes galim valyti ne tik tais praeitą dieną, taip tu ant laiko nieko neveikiant, aš atsimenu darydavau, kad aš valydavau šį gyvenimą. Aš prisimindavau situaciją, pavyzdžiui, iš mokyklos, kaip mane į kampą pastatė ir visi vaikai labai juokėsi ir man buvo labai skauda, aš taip įsižeidžiu tada ant mokytojos, kad aš ardžiau savo žiūrstą tada tokius siuliukus mesčiau ant žemės ir aš įsivaizdavau, kad jie yra tie baisus kažkokie skruzdėliukai, kurių bėga ją sukandžioja ir jinai miršta apie mokytoją. Ir man labai ilgai tai ant dušo stovėdavo, aš vis prisimindavau tą labai aišku išgyvenimą, kaip aš ten stovėjau ir kaip aš siundžiau ant jos mirti. Ir aš tiesiog taip galim su kiekviena situacija atleidžiu, paleidžiu, išvalau ir viskas. Ir aš valausi jau šį gyvenimą. Ir įsivaizduokit, mano karma mažėja. Aš valausi tai savo mintis, kurios ten vyko, ar ne, iš dabartinės pozicijos jausmus, per atsiprašymus ir paleidimus. Man nereikia bėgti pas mokytoją prašyti atleidimo, nes jinai jau yra mirus, bet tai vis tiek veikia. Aš laisvėju. Aš minčių kūną valausi, emocinį kūną valausi. Reiškia, nuo vienų agregorų atsilaisvinu ir prisijungiu prie kitų. Tie, kurie sąmoningai dirba, viskas, aš gaunu palaikymą. Tai irgi į tą pačią temą yra. Irgi dar vienas pagrindinis dalykas, man atrodo, šiaip ketinimai, norai, ko aš noriu pasiekti, jie neveikia be dvasinio plano. Jie neveikia be meditacijų, be valymosi, be švaros mano erdvėje, mano minčių, mano jausmų, ar ne. Ir vėlgi aš galiu koks noriu būti valingas šitoj plotmėje, jeigu aš ignoruoju subtilųjį pasaulį, subtiliųjų jėgų pagalbą ir veikimą mano šitoj vietoj, aš save apvagiu, aš to negaunu. Vėlgi tai yra sausa. Aš tai galiu įgyti, bet kada nors prarasti, nes vėlgi, manau, kad ateina laikas ir jau yra tas laikas, kada praradimų labai daug. Kodėl praradimų tiek daug yra? Arba netekčių, arba finansinių ten krizių ten ir taip toliau, ir taip toliau. Todėl, kad mes esam prisirišę prie materijos. Prie materijos ne tik prie pinigų, kaip aš sakau, ar ne, prie kažkokios gausos, materinės gausos, bet ir prie žmogaus. Vat mes dabar turėjome išsilaisvinimas iš priklausomybių, kokie stebuklai mūsų grupiai vyko. Tai va visa tai, kas tenais vyksta, tai irgi griūva. Ir jeigu griūva santykiai, kiek dabar skyrybų yra, bankrotai finansiniai, praranda žmonės namus, ar ne, kas dar mūsų laukia šią žiemą su elektra ir stamdujim, dar nežinia ir taip toliau. Tai va šitoj vietoj vis dėlto yra svarbiausias dalykas pasitikėjimas subtiliu pasauliu, kad bus tai, kaip reikės. Reiškia, aš per daug prisirišęs esu prie to. Ir tai, ko aš noriu, atvirkščiai iš manęs atima tuos visus dalykus. Tai va čia pasižiūrėkit, kaip aš išlaikau tą testą, tą egzaminą. Ar aš jį išlaikau?
ar man labai sunku, ar man labai skauda. Ir kiek iš manęs atiminėja, reiškia, aš nepraeinu pamokos. Nesugriuvo manyje tie materiniai kanalai, nuo kurių nori mane Dievas atriboti. Reiškia, man to nebereikia. Kaip susitaikyti viduje su tuo, kame aš dabar esu, kokį gyvenimą aš pats savo susikūriau. Viską mes susikūrėm. Tai ir yra kūryba. Mano gyvenimas tai yra mano ketinimų kūryba. Aš labai džiaugiuosi savo gyvenimu. Bet aš įdėjau be galo daug pastangų, 15 metų praktikų. Tikslingai ėjau. Nors mano vienintelis tikslas buvo emocionaliai ir psichologiškai gyventi vadovą. Lygiai. Oi, kaip gerai! Oi, kaip blogai! Oi, kaip gerai! Oi, kaip blogai! Viskas. Nebanguot. Ir aš esu tame. Ir tik tokį norą turėjau, mano gyvenimas susitvarkė ir materialiai, ir visai taip. Aišku, paraleliai aš dirbau ir su tais dalykais, su materija. Svarbiausia tikėjimas ir pasitikėjimas. Kad... Jo, ir aš dar noriu paguosti tuos, kurie klausosi, kad dabar prieš 10-15 metų, kada tu tai darei, tai iš tikrųjų tam reikėjo labai daug laiko. Dabar viskam reikia daug mažiau laiko, nes absoliučiai į vieną dieną sutelpa ankstesniais masteliais, į vieną dieną sutelpa turbūt pusės metų įvykių kiekis ir gausa. Tai šiandien viskas yra greičiau ir užtenka tikrai noro ir ketinimo tam, kad tu galėtum dabar ir šiandien stoti į tą kelią, pradėti eiti ir tiesiog viskas daug greičiau ir daug paprasčiau vyksta, negu kad buvo prieš 20 metų. Ir pastebėti, kad jeigu žmogus linkęs daug matyti gero savo gyvenime, ar ne, džiaugtis tuo, ką turi, pas jį ir labai greitai įvyksta tie visi ketinimai, ar ne, jis ir gausos prisitraukia, jeigu dar tiki, pasitiki. Ir tikrai, jeigu mes pažiūrėtum, mes norim daugiau galbūt, negu aš šiuo momentu turiu. Tai yra teisingai, aš noriu tiek tai ir truputį daugiau, kad aš galėčiau lengvai, laisvai gyventi, ar ne, žmogiškai. Bet jeigu aš pozityviai žiūriu į pasaulį, negali nebūti šito tavo gyvenimo. Žinai, subtiliems draugeliams, ten visiems angelams ir archangelams tie tokie pozityviukai žmonės irgi labiau patinka negu niurzgos ir paniurėliai. Tai čia 100%, kad jie ten mieliau. Aš tai žinai, kaip įsivaizduoju subtilųjų pasaulį. Jeigu aš patenkinta gyvenu gyvenimą su dėkingumu, su viską, jam lieka laiko ant manęs maną pilti, tą iš dangaus, tas visus, kaip sakant, gausą. O jeigu aš einu vis nepatenkinta, tai įsivaizduoju, kiek aš pridarau bėdos savo, kiek aš pridarau bėdos kitiems kamščių, tai ką jie daro, jie tik sušūpelė, man kelią prakasinėja, kad man lengviau eiti būtų. Tai šitoj vietoj vėlgi subtilusis pasaulis. Jeigu pas mane yra sunku, aš daug karminių dalykų netrišus nieko, jie prisima visą smūgį, angelai, sargai, dvasiniai vedliai, kiek jie turi eiti, kalti, sudaryti žmogui ir gyvenimą situacijų, kad jisai atsibustų ir susivoktų, kur jisai eina, ar teisingų kelių eina, ar neteisingų. O kai aš einu per dėkingumą, aš pati savo pravalau visą šitą, aš viską priimu. Kad ir kas būtų blogo mano gyvenime, apvogė mane, valio. Pavogėte, nežinau, mašiną, gaila mašinos, bet jeigu tik tiek, tai reikia, aš nusipirksiu kitą ir viskas, aš skolą atidaviau. Jeigu aš tikiu tuo, iš tikrųjų. Tai viskas, angelams bereikia tik suorganizuoti man pinigų ir mašiną, viskas. Ar mano problemos, iš kur mašina atsiras? Turi jinai būti, nes aš tikiu, aš žinau, kad jinai turi ateiti, jinai ateina. Kol kas viskas taip gyvenime ir yra. Galbūt tai skamba labai lengvai, bet iki to ėjau ilgai. Kad dabar galėčiau apie tai kalbėti lengvai. Iš tikrųjų. Apie tai galėtum kalbėti ir kitiems nereikėtų taip ilgai ieškoti, o galėtų tiesiog perimti patirtį, kurią jau kažkas atidirbo ir tarp kitko šiom dienom ir šiuo laikmečiu, kurio mes gyvenam, tai irgi labai yra lengva padaryti. Ir žinokit, kaip ten bebūtų, aš ir čia turiu egoistinį tikslą. Aš noriu, kad kuo daugiau žmonių gerai gyventų, būtų džiaugsmingi, kad mūsų visa planeta išsivalytų, kad mums nebereiktų vargti, ar ne, kad mes galėtumėm gyventi bendruomenėse, kuriuose yra sveikas maistas, nėra jokių vaistų, nes maistas yra vaistas, kad mes galėtumėm dalintis vienas su kitu tuo, ko turim, o ne vargti ir paskutinius ten. Aš noriu laimingų žmonių apie save. Aš turiu tą. Tu tiesiog kaip Buda, Buda juk irgi, pažiūrėjau, jam iš principo tai ar žmonės laimingi ar ne asmeniškai Budai nebuvo labai svarbu, bet jam jų nelaimės trukdė ramiai būti Buda.
Ir todėl jisai tiesiog pasistengia juos pamokyti, būti laimingais, kad jie jiems su savo zyzimu ir nelaimėm netrukdytų ramiai būti Buda. Tai tu čia jau irgi beveik. Tai jau supratau, mane vaikai išmokė, kad mokymai nieko, tik tai savo pavyzdžių. Tik tai savo pavyzdžių. Tai kažkaip taip. Tai ką, man kažkaip atrodo, kad šiandien mes iš vienos temos labai smarkiai iššokliavom į ne vieną ir į ne dvi, ir jas galima būtų kokį kartą pabandyti dar paplėtoti toj gražioj rudeniniai sauliai. Tikslingai. Kurioje šiandien sėdim. Bet tai va, tai ką reikia pasakyti apie tai? Apie tai reikia pasakyti, kad reikia norėti, ketinti, imti, daryti, o paskui dėkoti. Labai ačiū tau, Jolanta. Labai ačiū tau. Kad turim su ir visiems, kurie mus žiūrėjo, irgi ačiū. Ir jeigu iš to kažkam bus naudos, mes tik džiaugsimės. Dėl to, kad... Aš tikiu, kad yra ausis, kurioms skirta tai, ką mes šiandien šnekėjom. Taip, manyčiau, kad taip. Tai ką, aš dar norėčiau pabaigai truputėlį tokio, kaip čia pasakyti, susikaupimo. Norėčiau padėti žmonėm tokią mini meditaciją, gal kelių sekundžių, ar ne, kaip aš rytais pakeliu savo sąmonę į viršų. Mes galėtumėm susikaupti ir padaryti, pavyzdžiui, kartu. Bandom. Užsimerkiam visi ir įeinam į savo kvėpavimą. Stebim savo kvėpavimą ir atsipalaiduojam. Iškart pajauskit, kaip iš viršaus pradeda tekėti energija. Ir šitas srautas, šita energija yra jūsų tėkmė, jūsų sąmonės tėkmė. Ir mintimis aš taip ir sakau, išreiškiu ketinimą susijungti su savo tėkme. Dabar duodu savo impulsą pakilti į aukštesnę savo sąmonės lygį. Ir įsivaizduoju, kaip aš kylu. Kam sunkiau įsivaizduoti, suveskit akis tarp antakių, bet kad neskaudėtų, labai švelniai tokį impulsą duokit. Ir pajauskit, kaip jūs kylat į viršų, į aukštesnį savo sąmonės lygmenį. Ir kildami galim dėkoti savo, kad galiu gyventi čia, dėkoti kūrėjui, kad sukūrė tokią erdvę, kur galiu patirti, dėkoti visatai už gausą, kurioje aš gyvenu. Dėkoti savo fiziniam kūnui, kad jis sveikas, kad jis gyja, atsinaujina. Dėkoti subtiliam pasauliui už tai, kad jis yra, kad globoja, kad veda ir kad padeda man pakilti į aukštesnę mano sąmonės būseną. Ir aš pakylu į šviesią erdvę. Kaip jums patogu, galit matyti tik šviesą. Galit jaustis ant kalno ir žvelgdami į vandenyną. Galit būti gražiam sode. Ir ten sėdint, mintimis sakau, kad aš priimu tą dieviškąją energiją. Gyvybinę energiją, prisipildau ją, įsileidžiu visus savo kūnus. Ir einu gyventi pilna krūtine. Įkvepiam dievišką energiją ir iškvėpdami paskleidžiam po visą savo kūną.
Įkvepiu tikėjimą, pasitikėjimą. Ir iškvepiu čia į fizinį planą. Leiskit vibracijai aplink jūs suktis, keistis ir įsigerti. Tiesiog dabar kiekvieną iš jūsų pastato į jums skirtą srautą, į tą tėkmę, kuri yra jūsų prigimtinai. Tai yra erdvė, vieta jums duota šiame įsikūnijime, laikas skirtas šiame įsikūnijime ir gausa. Ir sakau mintimis, kad aš priimu į save, užtvirtinu savyje man šiame įsikūnijime skirtą laiką, erdvę ir gausą. Ir perleidžiu per save, perleidžiu ją iš aukštesnio plano į žemesnį. Tiesiog priimu palaiminimą, subtilaus pasaulio, jo palaikymo, pastiprinimo. Ir su dėkingumu einu gyventi. Čia šitame lygmenyje mes galim pasilikti. Nereikia iš jo nusileisti. Tai gali daryti arba ryte, arba vakare, kaip jums patogu. Ir tai veiks arba visą dieną, arba visą naktį. Tegul šitą meditaciją padeda jums truputėlį susirinkti ir pakelti savo sąmonę į aukštesnį lygį. Tegul jį padeda prisiminti ir kiekvieną kartą susilieti su jums skirta gausa. Mudvi atsisveikinam. O jūs dar pabūkit. Galit truputį pabūti. Sudie.